Hemorojaus simptomus vienu ar kitu gyvenimo periodu patiria daugiau žmonių, negu visuomenėje yra manoma, todėl nereikėtų gėdytis ir kreiptis pas specialistą ir pasikonsultuoti. Hemorojus yra liga, kurios metu padidėja veniniai mazgeliai, kurie yra išangėje. Ir tas padidėjimas sukelia tam tikrus simptomus. Kraujavimus, perštėjimus ar guzelių mazgelio atsiradimą išangėje. Ši liga nėra piktybinė, todėl vien nustačius ligą operuoti nėra būtina. Operacija rekomenduojama tada, kai simptomai yra tokie prasti, kad juos sunku kontroliuoti gyvenimo būdo keitimais, medikamentais. Šie simptomai trukdo žmogui dirbti, susikaupti ir kasdieninėje veikloje. Hemorojaus operacijos gali būti atliekamos ir bendrinėje, ir dalinėje nejautroje. Operacijai narkozė įtakos neturi, todėl dalinai priklauso nuo paciento pasirinkimo. Operacija trunka maždaug apie 30 minučių ir jeigu viskas sklandžiai pavyksta, tą pačią dieną pacientas gali keliauti į namus. Po hemorojaus operacijų atsigavimas dažniausiai nėra labai greitas ir lengvas. Reiktų nusiteikti bent mėnesį laiko pooperaciniam laikotarpiui. Rekomenduojama 2 savaitės sunkiai fiziškai nedirbti ir sunkiai nekelti. Taip pat atsigavimas labai priklauso nuo to, koks operacijos būdas buvo pasirinktas. Po atviros klasikinės hemorojaus operacijos reikalingi perrišimai 3-4 savaitės, tačiau po lazerinės operacijos tokių perrišimų nereikia. Dėl to galima sakyti, kad atsigavimas yra lengvesnis. Taip, tačiau skiriami vaistai nuo skausmo pooperaciniu laikotarpiu. Rekomenduočiau nedarbingumą tęsti bent 2 savaitės po operacijos. Pirmą savaitę rekomenduočiau rinktis skystesnį, lengviau virškinamą maistą. Taip gali, tačiau neturėtų atsirasti iš karto po operacijos, po 5, 10 ar 15 metų. Hemorojų galima bandyti gydyti konservatyviomis priemonėmis, tabletėmis, tepalais. Taip pat yra nechirurginis gydymas žiedais. Jeigu jaučiate diskomfortą išangėje, pastebėjote kraują tuštinantis arba atsirado darinukų išangėje, rekomenduoju nedelsti ir kreiptis pas specialistą.